Kito pranešimo bendraautorė konstatuoja, kad Lietuvoje netlikta jokių tyrimų, kurie analizuotų kultūrinio ir meninio ugdymo poveikį. Turime kultūros paso programą, galime gauti kiekybinius skaičius pagal regioninį ar demografinį pjūvį, turime įdomių duomenų apie dalyvavimą neformaliojo švietimo veiklose, tačiau nėra jokio socialinio ekonominio poveikio vertinimo. Kokią vertę kuria dalyvavimas kultūrinėje veikloje? Šią mintį toliau plėtos profesorė Lina Kaminskienė ir profesorė Natalija Mažeikienė savo pranešime Meninio ugdymo situacija Lietuvoje viešosios politikos teorijų požiūriu. Prašom. Sveiki, mūsų institucinės komandos vardu norėčiau pristatyti tokį mini tyrimą, kurį mes padarėm gilindamiesi į viešojo administravimo teorijas ir bandydami suvokti meninio ugdymo situaciją Lietuvoje. Ir šis mūsų tyrimas buvo atliktas vykdant ES mokslinių tyrimų programos Horizontas projektą Klaivį ir kartu su visa komanda ir su projekto institucinė koordinatorė Lina Kaminskienė mes parengėm šį pranešimą. Tai mes pabandėm pasižiūrėti į įvairias viešo administravimo prieigas, kurios mums leistų suprasti meninio ugdymo plėtrą Lietuvoje ir pasirėmėm keliomis teorijomis, kurios galbūt atrodytų labai moksliškos, bet leistų mums daug ką suprasti ir pamatyti. Meninis ugdymas Lietuvoje pabrėžiamas, jo vertė yra suvokiama siejant su kūrybiškumo plėtra, tai darbdaviai prašo iš švietimo sektoriaus, kad kuo daugiau kūrybingų darbuotojų ateitų į įvairias įmones, kūrybinių industrijų sektorius taip pat numato, kad labai daug kūrybingų su menais susijusių profesionalų ateis į šį sektorių. Tai liktai mes suvokiame meninio ugdymo ryšį su kūrybingumu ir su šiuolaikinės ekonomikos poreikiais. Galbūt mažiau yra kalbama Lietuvoje, nors labai daug yra tarptautinių tyrimų parodančių, kad meninis ugdymas ir menai yra svarbus žmogaus gyvenime, tai gali suteikti gyvenimo kokybę. Tai yra investicija, socialinė investicija į žmogaus gyvenimą. Tai gali prisidėti prie emocinės, psichinės sveikatos. Tai pasauliniai tyrimai tai rodo, kad meninis ugdymas yra svarbus ne tik tą siaurąją akademinę prasme, bet yra svarbus kaip žmogaus gyvenimo kokybės labai svarbus parametras. Bet Lietuvoje mes apie tai vis dar mažai kalbam ir mažai apie tai dar yra tyrimų ir vėlgi yra meninio ugdymo vaidmuo, kuris galbūt taip implicitiškai, neapmastant, neiškeliant į tokį sąmonės šviesos tą rakursą, mes matom, kad to suvokimo nėra. Tai mes bandėme pasižiūrėti, kaip mes galėtume pamatyti meninio ugdymo plėtrą. Tai visų pirma pasirėmėm keliomis teorijomis. Viena teorija tai yra institucinis žvilgsnis į meninį ugdymą, įvertinant iš istorinės perspektyvos. Tai būtų istorinio institucionalizmo žvilgsnis, kai mes žiūrime į kelis dešimtmečius ir bandome suvokti, kaip tam tikras sritis vystėsi ir mes bandome atsakyti į klausimą, ar istorija yra svarbi. Ir ar yra kažkokia patirtis, kurią
mes turime ilgai ir ši patirtis greitai negali pasikeisti. Švietimo politikai ir įvairių viešo administravimo sričių specialistai, kurie ilgai dirba sistemoje, jie tą supranta. Jie tą supranta, kad per vieną dieną mes negalim pakeisti pasaulio, kad sistemos turi inerciją, švietimas turi inerciją ir ta inercija istoriškai susiformuoja. Tada mes pasirėmėm dar vieną teoriją, kuri mus kviečia žiūrėti, kaip vyksta pokyčiai. Ir pastebėjo viešo administravimo mokslininkai, kad pokyčiai vyksta per tokius pliūpsnius, per radikalius šuolius, bet po to reikalingi veiksmai tuos šuolius kompensuoti, kad pokyčiai nebūtų pernelyg radikalūs. Ir tada mes matom štai tokią šuolių į aukštų pikų ir tokių kompensavimo laikotarpių dinamiką. Ir dar ką mes galėtume įvertinti, kas dalyvauja toj sistemoje, kas dalyvauja. Jeigu kalbėtume apie meninį ugdymą, kas dalyvauja. Taigi, pabandysime pasižiūrėti, ar istorija yra svarbi, ką mes matome meninio ugdymo bendros sistemos kontekste. Pabandysim pažvelgti, kokios buvo didžiausios reformos ir kokie buvo didžiausi žingsniai, kurie turėjo įtakos meninio ugdymo formavimuisi ir visai politikai. Ir tada pasižiūrėsim, o kasgi yra tie dalyviai, kurie veikia. Jeigu pasižiūrėtume į tą istorinę institucijų raidą ir paklaustume savęs, ar istorija yra svarbi, tai ką mes pamatytume? Pamatytume, kad meninis ugdymas Lietuvoje visą laiką buvo svarbus vienaip ar kitaip. Ir tai yra siejama su tautiniu identitetu, net ir sovietiniais laikais, tai irgi buvo turėjo tautinę dimensiją, nors buvo ir kita ideologija. Ką mes matom, kad muzikos mokyklos, dailės mokyklos ilgus dešimtmečius turėjo tą palaikymo, plėtojimo tendenciją. Taigi, tam tikras meninio ugdymo institucijas mes matom istorinėje perspektyvoje, kad galėtume skaičiuoti ilgus dešimtmečius, kai tam tikros formos įsitvirtino. Ar tai gerai ar blogai? Tai galėtume ko gero džiaugtis. Galėtume džiaugtis, kad turime masinį ir pakankamai prieinamą formalųjį švietimą papildančio ugdymo, formalųjį švietimą papildantį ugdymą, matome įvairias stiprias institucijas. Žodžiu, stiprios institucijos ir tradiciniai menai, kokia prasme tradiciniai? Tradiciniai ir tautinio identiteto prasme, ir klasikinio ugdymo prasme. Tai vėlgi prie ko prisideda muzikos mokyklos. Taigi, vėlgi, tai yra tokia kelio priklausomybė, kurią mes suvoktume teigiamai, bet kita vertus, kaip pagalvotume, kaip keičiasi finansavimo sistema, kaip pagalvotume, kokių naujų meno rūšių reikia ir vėlgi tai būtų naujieji menai, audiovizualiniai menai. Tai vėlgi, jeigu žiūrėtume į teatro, dramos svarbą, šiuolaikinio šokio svarbą, tai jeigu pažiūrėtume į ryšį tarp menų ir STEM dalykų, tai pamatytume, kad viena vertus ta istorinė linija yra svarbi, bet kita vertus jinai tampa tokių priklausomybės takų, kur mus nuveda tam tikrą kryptim ir iš mūsų numatytų labai didelės pastangas, kad mes galėtume šias naujas meno sritis įtvirtinti. Ir jeigu pažiūrėtume tai į tai, kaip
šios meno rūšys yra plėtojamos, kaip lankomos, kaip atrodo moksleivių skaičius, tai matysim, kad tai tikrai yra tos tradicinės meno sritis, tradicinės ne tik tai, tai vėlgi tradicinės būtent priskiriant prie šio tradiciškumo ir muzika, kur būtų taip pat ir klasikinė muzika. Dabar dar ką mes matom toje institucinėje istorijoje, matome centralizaciją, kurią Lietuva bando įveikti daugiau nei 30 metų. Tai vėlgi žinom, kad decentralizacija įvyko perduodant savivaldybėms sprendimų priėmimą, perduodant savivaldybėms atsakomybę administruoti krepšelius ir mokinio krepšelį, ir neformaliojo švietimo krepšelį, bet tai yra bendra situacija, kurią Lietuva sprendžia, tai yra administracinė decentralizacija ir fiskalinė decentralizacija, kuri vyko. Tai mes pasižiūrėsim, kaip tai su menų ugdymu susiję. Tai vėlgi bendrieji iššūkiai, kuriuos mes turime viešajame administravime, mes tos bendruosius iššūkius matom ir švietimo sektoriuje. Ir tada vėlgi matysim, kad tas neoliberalusis posūkis įvedus neformaliojo švietimo krepšelį ir tikėjimas, kad atsiras labai daug tiekėjų, kurie pasiūlys paslaugas, tai vėlgi mes matom, kad tai atsiremia į ilgą tos verslumo kultūros stokos tendenciją ir tai būtų galima irgi laikyti tuo istoriniu institucionalizmu, ką būtų svarbu įvertinti. Tai kada mes kalbam apie politiką ir šiuo atveju kalbėtume apie meninį ugdymo politiką, tai mums būtų svarbu žiūrėti į tuos ilgus dešimtmečius, kaip tam tikra sritis yra vystoma ir mes sudarėm štai tokią liniją, tai kur mes matom vėlgi pagrindinis lūžio taškas visoje toje sistemoje, tai nepriklausomybės atgavimas ir nepriklausomybės metu pradžioje 90-ais pagrindinis akcentas buvo į desovietizaciją viso švietimo sistemos, kas ir menus palėtė. Ir taip pat matome, kad yra decentralizacija, kuri palėtė ir visą švietimo sistemą perdodant savivaldybėms sprendimo priimimo galias, bet taip pat tai būtų ir vėlgi tautinė mokykla 90-aisiais, bet ką matom vėliau, nuo 2000-ųjų. Matome, kad įvyksta didžiausi pasikeitimai, kas yra susijęs su neoliberalizmo posūkiu. Tai vėlgi tai būtų kvazi rinkos įvedimas, tai būtų efektyvumo ir naujo valdymo įvedimas. Ir štai mes čia matom tam tikrus labai svarbius dalykus. Taigi, mes matom, kad jeigu mes bandytume pritaikyti teoriją apie tai, kokiegi buvo tie didžiausi radikalūs pokyčiai, tai mes tai pavadinom, ką mes ir žinom, bet mums tai svarbu kalbant apie meninį ugdymą, tai yra tų 3 krepšelių sistema, neoliberalioji reforma ir vyko per šios 3 krepšelius. Vienas krepšelis, tai vėlgi tai yra būtų mokinio krepšelis, tada būtų aukštųjų mokyklų krepšelis ir neformaliojo švietimo krepšelis. Tai šitie 3 krepšeliai būtų laikomi tais radikaliais pokyčiais, kurie performatavo visą sistemą ir tas performatavimas palėtė meninį ugdymą tiesiogiai.
Taigi, ką mes matom? Mes matom privatizaciją, kurios nereikėtų suvokti tiesiogiai kaip privataus sektoriaus atėjimą. Tai vėlgi mums svarbi ta vidinė privatizacija, kai valstybinės įstaigos arba savivaldybių remiamos įstaigos, kaip jos virsta tarsi, jos pradeda veikti tarsi jos būtų privačios. Tai vat vėlgi keičiasi finansavimo modeliai, kai mokyklos ir formaliai ugdymo, ir neformaliai ugdymo mokyklos yra suinteresuotos pritraukti kuo daugiau vartotojų, pritraukti, aišku, atsiranda aukštesnė kokybė, atsiranda konkurencija ir apie formaliai ugdymo sektorių labai daug buvo kalbėta, bet vėlgi mums neformaliojo švietimo krepšelio atsiradimas irgi puikus yra pavyzdys, kai viena vertus viešasis diskursas krepšelio įvedimą pristatė kaip socialinio teisingumo įrankį, parodant, kad tai yra krepšelis, tai yra būdas užtikrinti neformaliojo švietimo paslaugų prieinamumą mokiniams iš įvairių socialinių grupių, ne tik iš miesto, bet ir iš kaimo ir iš mažų miestelių. Tai vėlgi, bet realybėje mes matom, kad vėlgi pati vaučerio ir krepšelio mechanizmas tai yra neoliberaliojo posūkio pagrindinis įrankis, kuris numato, kad vyksta tas destatization, tai yra valstybė, šiuo atveju ir savivaldybė, perdoda paslaugų teikimą kitiems tiekėjams ir matom, kad tikslas pasiūlyti kuo daugiau paslaugų, tikslas pasiūlyti kuo įvairesnių paslaugų ir be abejo pats krepšelis, kurio dydis, neformaliojo švietimo krepšelis, kurio dydis pastoviai didėjo nuo įvedimo, jis ir leistų nusipirkti tas paslaugas, kurios atsirastų ne tik dėl to, kad yra savivaldybės įstaigų pasiūla, bet yra ir kitų, tai būtų nevyriausybinio sektoriaus, privačių įmonių paslaugų pasiūla. Tai vėlgi, ką mes matom? Mes matom ir formaliajam, ir neformaliajame sektorėje, mes matom, kad atsiranda labai stiprus rinkos mechanizmai ir tie rinkos mechanizmai, gal mes juos klaidingai Lietuvoje siejame tik su privačių įstaigų atsiradimu, su ta išorinė privatizacija, reikėtų vėlgi gal kalbėti ir apie tą vidinę privatizaciją. Taigi, ką mes matom formaliojo ugdymo srityje, apie tai labai daug diskutuota ir labai dabar problematizuojama, kad atsirado konkurencija tarp mokyklų, kad kartu ši konkurencija tarp mokyklų koreliuoja su naujo valdymo idealais, kad mokyklos turi būti lyginamos pagal tam tikrus parametrus, dažniausiai tie parametrai yra valstybiniai egzaminai. Ir mes matom, kad meniniam ugdymui tai reiškia tai, kad šis sritis nueina į paraštes, dėmesį sufokusuojant į dalykus matematiką, lietuvių kalbą, anglų kalbą, STEM dalykus, į tos dalykus, kurie susiję su egzaminais ir pagal kuriuos mokyklos yra lyginamos. Taigi mes matom, kad vėlgi ir formaliajame švietime neoliberalusis posūkis sukuria tokią situaciją, kad meninis ugdymas, jis nueina ir paraštės, nors aišku, atnaujintos dabar atnaujintos bendrosios programos numato, kad kūrybingumo kompetencija turi būti įkomponuota į įvairius dalykus.
bet vėlgi šis klausimas, kiek meninis ugdymas yra susijęs su kūrybingumu, kiek jis nėra susijęs. Vėlgi tai numato ir, kad mes turėtume ir tyrimus, ir galėtume ir viešajame diskurse, galėtume patys matyti ryšį tarp meninio ugdymo ir kūrybingumo, kadangi viena vertus nereikėtų visiškai sutapatinti kūrybingumo su meniškumu, bet kita vertus yra daug tyrimų, kurie parodo, kad per menus ugdomas kūrybingumas gali būti perkeltas ir į kitas sritis, kurios nėra su menu susijusios. Taigi, dar vėlgi remiantis tokia viešo administravimo perspektyva, mums reikia bandyti atpažinti dalyvių ekosistemą ir tada vėlgi be švietimo ministerijos, be specializuotų agentūrų, kurias mes turime šalia švietimo ministerijos, NŠA ir LNŠA, tai labai svarbu matyti savivaldybės. Labai matyti savivaldybės, matyti nevyriausybinį sektorių, matyti privačius paslaugų teikėjus, kadangi vėlgi sistema jau taip sukurta, kad kažkaip jau ta išorinė privatizacija jau įvyko ir taip pat palaipsniui vyksta ir ta vidinė privatizacija. Bet kokias mes čia matom problemas? Problemas matom, kad įvairaus tipo statistika rodo, pavyzdžiui, pernai metų rezultatai, kad 62% moksleivių dalyvauja neformaliojo švietimo veiklose. Tai ką tai reiškia, kad tai yra vidurkis ir vėlgi, ką jau prieš 9 metus valstybės kontrolė parodė, kad savivaldybių skirtumai varijuoja tarp 4% įtraukties ir 61%. Tai vėlgi, kada mes turim vidurkį, kuris yra pakankamai mažas, vėlgi 62% vaikų dalyvauja neformaliajame švietime, kai krepšelis yra visiems. Tai vėlgi mes matom, kad yra skirtumai tarp savivaldybių ir galų gale kas laimėjo visoje šio reformai. Laimėjo, bet tą mes turim pojūtį ir matymą, kurį reikėtų pastiprinti tyrimais ir statistika. Kas laimėjo? Laimėjo didmiesčių šeimos su aukštesniu socialiniu ekonominiu statusu, kur patys tėvai gali prisidėti prie paslaugų be krepšelio, arba kur krepšelis nenukeliauja, tėvai patys sumoka. Taigi didmiesčių ir aukštesnio socialinio statuso šeimos gali naudotis šitų reformų rezultatu, kadangi ir krepšelį gali gauti, ir yra suvokimas, kad šis švietimas prisideda prie vaiko kultūrinio ir finansinio kapitalo plėtojimo, ir yra pasiūla, ką rodo bendra verslumo kultūra Lietuvoje, kad didmiesčiuose šitos paslaugos yra teikiamos. Tada, kada mes žiūrim į mažus miestelius, į kaimus, tada mes matom kokį vaizdelį, mes matom tai, kad paslaugų mažiau, kadangi bendra verslumo kultūra yra ta mažesnė ir mažiau yra tikėjų, tada vėlgi yra tokia bendra tendencija, kad savivaldybės yra linkusios remti savo įsteigtas institucijas, tai vėlgi ir būtų savivaldybės įsteigtas institucijas, ir vėlgi šeimų, vėlgi matom, kad ir daug sprendimų daroma šeimose. Vėlgi galbūt, vėlgi, kur irgi turim tokį pastebėjimą, kurį reikėtų pagrįsti duomenimis, bet duomenų nepakanka. Tai vėlgi, kad šeimos su mažesniu socialiniu ekonominiu statusu siekia mažiau šių paslaugų savo vaikams. Tai vėlgi yra įvairių metų, įvairių duomenų ir aišku, galima būtų sakyti, kad tie duomenys yra gal senesni, ten 9 metų valstybės kontrolės, valstybės audito garsioji ataskaita 15 metų mums parodo labai daug duomenų, ir taip pat yra praeitų metų švietimo raportas, kuriame irgi galim matyti tam tikrų tendencijų. Tai žodžiu, mes matom, kad vyksta tokie makro procesai, kuriuos mes atpažįstam, bet mums trūksta duomenų.
Mums trūksta duomenų ir vėlgi tai būtų galima tada palinkėti ministerijai, kad tai būtų vis daugiau tokių duomenų įtraukta į metinės ataskaitas, būtų galima palinkėti dar vieno valstybės audito, vieno raporto, vieną kartą per 10 metų. Tai vat vėlgi ir tada raginti savivaldybės per sąmonės kėlimą, per kvalifikacijos kėlimą savivaldybės investuoti į šį sektorių. Ir tada tokiu būdu kompensuoti tą istoriškai susiklošiusį priklausomybės kelią. Tai kelią, kurį mes matom kaip savivaldybių nepakankamas kompetencijos, matymo lygis ir vėlgi ir resursų. Taip.